Sveiki visi. Na štai, čia visa mano kolekcija. Ką aš per tiek metų surinkau. Čia vienoj pusėj, vat, šitiek dėžių. Dar parodysiu kitoj pusėj. Vat, tiek dėžių kitoj pusėj. Na ir aš šiandien jums pasistengsiu parodyti, ką čia turiu. Kokias pasakas esu surinkusi. Kam įdomu, tikrai galite atsisėsti, patogiai, įsitaisyti, žiūrėti kiekvieną kolekciją, stebėtis, gėrėtis, grožėtis. Ir gal rasite žaisliukų, kokius jūs irgi tokius pačius turite. Pirma mano dėžutė, kurią aš noriu pristatyti jums, medinė dėžutė. Aš ją padariau pati. Technika yra dekupažas, medinė dėžutė. Štai aš ją atidarysiu ir pristatysiu pirmą savo pasaką. Pilka kaklė. Štai, pasižiūrėkime, koks gražus zuikutis iš šitos pasakos. Pilka kaklė, snapeliu raudonu, geltoni sparneliai. Dar turiu vieną pilką kaklę. Irgi tokia vat graži, gal čia jos mamytė. Laputė. Laputę iš tikrųjų gauti yra labai sunku. Neįsivaizduoju, kaip man pavyko ją gauti, bet pirkau ją tikrai labai brangiai. Galima sakyti, jinai visiškai nauja. Labai netgi nenutrinta, nenudėvėta. Kakliukas idealus. Tai aš ją tikrai labai saugau, šitą laputę. Labai graži. Šiaip norėčiau dar ir antros laputės tokios. Labai norėčiau nupirkti kur nors antrą laputę. O čia yra medžiotojas iš šitos pasakos. Štai, medžiotojas su šautuvu. Toks vat medžiotojas. Tai vat, visa pasaka yra surinkta mano pilka kaklės. Pereinam prie kitos dėžutės. Kita dėžutė Bažovo pasaka Sidabrinė kanopėlė. Irgi padaryta mano dėžutė. Dekupažo, galima iš arčiau pasižiūrėti, vakačiukas, darinka, sidabrinė kanopėlė ir mes pristatysim jums šitą pasaką. Štai, toks namelis, sidabrinė kanopėlė, katinėlis tupi ir galim pasižiūrėti, štai dariška, tokia emuljanginė, kita dariška, kitokios spalvos yra. Jų yra įvairaus spalvinimo, tikrai labai gražių galima rasti. Sidabrinė kanopėlė, čia iš mažesnės kolekcijos jau eina. Sidabrinė kanopėlė. Kačiukas. Štai toksai katinėlis prisegamas. Ir dėdulė kokovanė. Dėdulė. Štai. Toks vat gražus rinkinys. Jisai pas mane visas tokioj mediniai gražioj dėžutėj. Aš labai mėgstu daryti pasakom dėžutės. Štai. Kita dėžutė mano rankose, irgi kita surinkta pasaka apie žvejį ir auksinę žuvelę. Štai tokia dėžutė. Irgi ją mes atidarysime ir pažiūrėsime, kasgi toje dėžutėje yra. Štai tokia dėžutė. Namelis jame, kur gyvena senis su bobule. Žuvytė. Man jinai tokia labai patiko. Nežinau, ar iš šitos pasakos šita žuvytė, bet man jinai tokia labai tokia pati panaši labai iš paveikslėlio. Senis su tinklu. Ir bobulytė. Štai tokia bobulytė. Pasaka surinkta visa mano. Man jinai labai patinka, labai graži pasaka. Štai tokioj dėžutėj gražioj. Na, o dabar pereikim prie kitos dėžutės. Kita mano dėžė irgi tokia didelė jau čia, iš didesnių dėžių. Toksai labai gražus man paveikslėlis, toks vintažinis, senovinis. Aš dėl to jį rėmiau, kad man toks vintažas labai patinka. Ir atidarome dėžutę. Štai ir čia toksai gražus vintažinis paveikslėlis. Ir čia mes matome daug kosmonautų.
ledo ritulininkų. Šitie kosmonautai man labai patinka, nežinau kodėl, bet man jie labai ryškus, labai gražus. Ir pas mane jų yra net 5. Aš juos labai mėgstu. Irgi nelengva gauti juos, jie kažkaip jau iš retesnių. Štai tokie kosmonautai. Man jie tokie riebuiliukai, tokie gražus. Storuliukai tokie. Labai gražus šitie. Ledo ritulininkai, štai pasižiūrėkite, va tokie. Bet jie visi skirtingi. Jų piešimas yra skirtingas. Toksai kosmonautas. Nu, šitie 2 kosmonautai irgi tokie įdomus mažiukai tokie jie. Bet labai labai gražus miniatiūriniai tokie kosmonautai. Tai čia vat mano kosmonautų dėžutė ir ledo ritulininkų. Tai va, dar pasigrožėkite. Ir dabar perėsime prie kitos dėžutės. Taip, kita dėžutė, kurią aš turiu, dar jinai nepadaryta mano dekupažo, bet jinai jau nudažyta baltai ir paruošta. Irgi bus labai graži dėžutė, Čipolino serija. Tai labai reti egzemplioriai ir tikrai Čipoliną labai labai sunku yra surinkti. Man pavyko šiek tiek žaisliukų gauti. Aišku, aš jų greičiausiai nesurinksiu visų, kiek jų yra iš tikrųjų, bet tokius kai kuriuos gražius tikrai vat turiu ir parodysiu jums. Štai pažiūrėkite, kokia kriaušė. Labai graži kriaušė. Čia Čipolinas toksai vat ryškus, visiškai naujas, sakyčiau net nenusitrynęs. Šitas Čipolinas toksai vat irgi gražus. Vyšniukas, štai labai geros būklės vyšniukas. Šunelis. Irgi iš šitos kolekcijos. Citronas. Na, žirnis, aišku. Labai geros būklės. Žirnis labai beveik, sakyčiau, naujas visiškai. Toks blizgantis. Vynuogė. Vynuogė. Žemuogytė. Žemuogytė. Ir ridikutė. Tai vat tiek aš turiu iš Čipolino serijos. Aišku, norėčiau daugiau, bet jie labai brangus ir vienetiniai egzemplioriai, juos gauti yra labai labai sunku ir netgi įpirkti yra beveik net neįmanoma įpirkti jų. Tai mano čia Čipolino serija, galite dar pasigrožėti ją ir prieisime prie sekančios dėžės. Kita dėžutė, kurią aš dabar atidarysiu, bus Daktaro Aiskauda kolekcija. Aišku, šitai kolekcijai aš irgi padarysiu gražią dėžutę, bet nespėju tiesiog darbas, vaikai, darbas, namai ir neturiu laiko padaryti taip greitai tokių gražių dėžučių. Be to ir užima daug laiko tos dėžutės padarimas. Taigi pristatau jums pirmą herojų iš Daktaro Aiskaudo, Pelėda Bumba. Štai kokia Pelėda Bumba. Daktaras Aiskauda. Na, va toksai pas mane jisai. Toksai Daktaras Aiskauda. Turiu dar vieną Daktarą Aiskaudą, nežinau tiksliai kuris čia iš tos serijos, bet jie abu man labai gražus. Žąselė, antelė čia, antelė, su žuvų taukais. Antytė. Papūga Karūda. Irgi tokia graži. Na, dar turiu kitą Papūgą Karūdą irgi. Kitoks piešimas truputėlį. Jos skirtingos. Kita Papūga Karūda irgi vat tokia emuljanginė, bet čia jau be prisegtuko, pakabukas yra. Bet labai ryškus užrašas vata. Ir Antytė Kika su žuvų taukais. Va tokia va Antytė Kika. Galite pasižiūrėti visą Daktaro Aiskaudo kolekciją. Kita mano pasaka, kurią man irgi pavyko surinkti, tai Šaltukas. Taigi, dėžutė dar irgi jam nepadaryta, bet dėžutę padarysiu, irgi labai gražią. Taigi, pradėkim nuo eglutės. Eglutė.
Šaltukas, pagrindinis herojus, štai jo paltukas su snaigėm. Toks šaltukas. Nastinka. Štai tokia nastinka. Marfušinka, dušinka. Va tokia marfušinka. Senukas. Nastinkos tėtis. Ir pamotė. Labai geros būklės, visai nenutrinta, sakyčiau, netgi nauja pamotė. Tai štai tokia mano šaltuko kolekcija. Dar galite pasižiūrėti iš arčiau. Bet laukia dėžutės jinai. Pereinam prie kitos dėžutės. Štai tokia dėžutė. Kalėdų senelis veža žaisliukus. Atidarome ją ir kasgi tam rinkinyje. Ogi toksai virdulys. Labai gražus. Pasižiūrėkite, ir kraneliai, ir auselės nenudūžė. Viskas sveika. Toks vat gražus virdulys. Didelis. Čia yra puodeliai. Tokie 6. Labai gražus puodeliai ir arbatinukai. Čia dar yra etiketė, aš net nežinau, kelintų laikų. Čia čaška, samavar, atna štuka, 6 štuk, čia jie rašo. Naujas visiškai rinkinys. Pereikim prie kitos dėžutės. Kita dėžutė pasaka ant eglutės vadinasi. Štai tokia sena dėžutė, dar išsaugota jinai. Atidarome ir matome, koksgi čia rinkinys. Ogi maži lėliukai. Jie visi iš putoplasto, labai kietos medžiagos. Tokie, bet labai gražus visi. Įvairių spalvų. Visi tokie vienodi, blizgučiai nenutrinti, visiškai nauji, labai gražus. Nu, tokie va, tokios spalvos irgi gražios. Man labai patinka, jie tokie originalūs labai. Tai va, toks rinkinukas šitoj dėžutėje. Uždarom dėžutę ir pereinam prie kito. Na, kita dėžutė, kurią aš turiu, irgi galim atidaryti ir pasižiūrėti. Tai bus burbulų komplektas. Pavasaris vadinasi. Štai tokie gražus ornamentai ant burbulų. Man labai patinka burbulai, ypač su išpiešimais tokiais blizgučiais. Vat, pavyzdžiui, su drugeliu, pažiūrėkit, koks gražus. Su blizgučiais, su tokiais išpiešimais labai gražiais. Vat, toks tikras pavasario komplektas. Jis yra visas, neišmėtytas, naujas. Komplektas, va tokia dėžutė, pelenė, pasaka pelenė. Atidarome ir žiūrime. Štai tokia pelenė, pasižiūrėkite. Karalius, laikrodukas, pelenė, visiškai nauji, nenudėvėti, pamotė, pamotės dukra ir nykštukas. Štai toksai vat rinkinukas, tokioj dėžutėj, bet dar kitoje dėžutėje turiu tokį patį rinkinuką. Štai irgi toks pat, tik tai nėra laikroduko, bet lygiai toks pat rinkinukas, tik be laikroduko. Jis yra pardavime, šiaip aš jį norėčiau parduoti, nes man tikrai tiek daug jų nereikia. Tai jeigu kažką domina, tai galite rašyti man asmeniškai messengerį. Pasaka ant eglutės. Kita mano dėžutė žaisliukų. Atidarom ir matom štai tokius varvekliai čia gal kokie, aš nežinau. Čia man kaip ir paukščiai tokie povai su blizgančiom uodegom. Labai gražus, labai sena vata, dar tokia matosi, labai sena. Jie labai senai išlaikyti, seni žaisliukai. Tokie vat labai gražus. Tikrai labai gražus žaisliukai ir toks vat rinkinys.
Kita mano dėžutė, štai tokia didelė dėžė, parašyta su naujaisiais metais. Dėžė labai graži, aš ją labai saugau, nes tikrai labai sunku rasti tokias dėžės gražias, dar taip gerai išlaikytas, nesuplyšusias, nesudriskusias. Tai tokia dėžė ir mes ją atidarysim būtinai ir pažiūrėsim, kas šitoje dėžėje yra. Taigi, pasižiūrėkime, kiek čia visko daug. Aš viską parodysiu jums. Štai snieguolė. Viena snieguolė. Antra snieguolė. Trečia snieguolė. Labai man jos gražios. Čia irgi, nežinau, ar čia snieguolė, ar kokia nors caraitė greičiausiai. Kalėdų senelis toksai senovinis labai. Čia berniukas su dūdele. Mergaitė su vėliavėle. Čia iš pasakos apie carą Saltaną. Babarycha vadinasi. Čia tokia ponė su eglute. Čia irgi iš kažkokios pasakos, bet nežinau, kažkoks herojus iš pasakos. Tokia moteris. Va toksai va gražus. Labai patinka man šitas drambliukas, jis tikrai gero stovio ir prisisega toks senovinis dramblys. Čia toks gražus irgi visai naujas. Aladinas gal. Na čia tai tikrai Aladinas. Dar turiu tokius du žaisliukus. Štai tokie žaisliukai. Raudonkepuraitė ir kažkoks berniukas. Čia iš pasakos Šaltukas Marfušinka. Turiu antrą egzempliorių, tokia jinai geltona. Iš Šaltuko turiu dar tokį egzempliorių. Nastinkos tėtis. Ir dar viena labai graži. Vadinasi žaisliukas Pavasaris. Tokia graži vat lėlytė su ilga kasa. Retas žaisliukas labai. Tai štai vat tokie žaisliukai šitoje dėžutėje. Dabar pažiūrėsim kitoj dėžutėje, kas slepiasi. Štai kita dėžutė tokia, pasižiūrėkite, koks gražus viršelis. Kalėdų senelis su vaikais, tokia senovinė, vintažinė dėžė, labai graži ir jinai man labai patinka, nes jinai yra 2 dalių. Ir pažiūrėsime, kasgi čia slepiasi. Aš nuimsiu pirmą sluoksnį ir pasižiūrėsime, kas slepiasi antrame sluoksnyje. Taigi, galim pasižiūrėti. Štai tokios mergaitės su lėlytėmis. Mergaitės su lėlytėmis pas mane yra 3 tokios vat. Jos labai gražiais veidukais, labai gero stovio. Berniukas su rogutėmis. Toksai, dar toksai. Mergaitės su gėlytėmis. 1, 2. Visiškai naujas. Labai patinka šitie berniukai man. Man jie labai gražus ir aš juos turiu 3. Va tokie va 3 berniukai. Va tokie 3 geltoni ir raudonas toksai. Aš juos labai mėgstu ir netgi norėčiau tokių daugiau turėti, tikrai. Mamytė antis. Štai tokia va su prisegtuku. Mamytė antis. Žaisliukas. Namelis toks vat paprastas, bet gražus. Ir dabar parodysiu savo meškiukų kolekciją. Man labai patinka šitie meškiukai su armonikom. Čia dariau restauraciją su karštais klijais ausytę jam, nes buvo įskylęs jisai, bet man jo labai gaila buvo išmesti, aš negalėjau ir jį tiesiog pabandžiau atitaisyti. Tai va jisai toks pas mane ir gyvena, su tokia auselė. Kitas meškiukas toksai, su armonikėlė irgi.
Kitas meškiukas toksai, baltas, su violetinė armonikėlė. Šitas tai iš viso naujas. Pavyko tiesiog jį nupirkti tokį naują geros kokybės. Kitas irgi baltas su tokia armonikėlė. Štai toksai dar yra, irgi toks emuljanginis visas, jisai visas blizgantis toksai meškiukas. Na ir dar vienas yra su pakabuku. Neprisegamas, bet pakabinamas toksai, bet labai geros kokybės, labai dar geras, naujas beveik. Irgi toksai meškiukas. Na, dabar galime pereiti mes prie antro sluoksnio žaisliukų. Ir čia mes matome kokovanę. Kokovanę iš sidabrinės kanopėlės. Didelis jau toks seneliukas. Labai geros būklės, veidukas, pasižiūrėkit, idealus. Labai aš jį saugau, kad neduštų. Pingvinas, toksai vat, pingvinukas. Man patinka va šitie va mažutėliai vaikučiai, kūdikėliai su barškučiais. Pas mane jų yra 3, štai vat tokie. 3 kūdikėliai. Dar mergaitė su vėliavėlė, na tokia vatinai blizganti, labai senovinė. Toks burbulas su tokiu paukščiuku. 3 paršiukai vienodi. Tokie 3 paršiukai, tai čia vat 3 paršiukai, aš jų neišiminėsiu, jūs tiesiog matote 3 paršiukus. Dar labai patinka šitas voveraitės. Tokių voveryčių norėčiau daugiau. Bet labai sunku jas rasti, jos mažytės labai irgi prisisega ir labai gražiai atrodo ant eglutės kaip žvakutės. Labai gražios voveraitės, man jos labai patinka, bet aš jas turiu tik tai 2. Kitą voveraitę turiu tokią voverytę. Kita voverytė tokia voveraitė. Čia kalėdų senelis toksai. Čia berniukas, štai pasižiūrėkite, su tokiom raudonom pirštinaitėm. Toks gražus berniukas, vat. Čia net nežinau, čia raudona žvaigždutė, kažkoks žaisliukas. Čia tikriausiai irgi kažkoks šviesoforas. Net nežinau, iš kur jie pas mane. Čia meška, baltoji meškutė, štai kokia graži. Čia berniukas su pirštinaitėm, dar vienas. Kitas irgi berniukas su pirštinaitėm toksai. Na, patys gražiausi parodysiu dabar savo. Pačius gražiausius. Štai šitie berniukai su kastuvėliais. Pažiūrėkit, kokie jų veidukai. Aš juos labai saugau ir tokių irgi norėčiau turėti daugiau. Bet turiu tik tai 3. Parodysiu kokius. Štai tikrai jie labai gerai išsilaikė. Veidukai labai gražus jų. Ir 3, štai su kastuvėliais, tokie berniukai. Na, man atrodo, jie gimnazistai vadinasi. Tokie vat berniukai. Tai mes pasižiūrėjome dar vieną dėžę. Dabar pereisim prie kitos dėžės. Na, dabar atidarysime dar vieną dėžutę. Štai tokia dėžė. Ir pasižiūrėsime, kasgi slepiasi šitoje dėžutėje. Kokie žaisliukai čia gyvena. Na, pasižiūrėkime. Pradėkime nuo batuoto katino. Štai. Batuotas katinas. Čia virdulys toksai. Nu, rusiškai samovaras vadinasi. Bet čia pažiūrėkit, tokie gražus, vat. Kojelės tokios taip gražiai padarytos. Neįsivaizduoju, kaip senoviai tai padarydavo gražiai. Na, dabar Maksimui tikrai nieko panašaus nerasčiau. Na, zuikučiai. Aš labai mėgstu zuikučius. Pasižiūrėkite. Pas mane jų net 5 zuikučiai. Va, štai. Parodysiu visus zuikučius. 5 zuikučiai. Na, štai tokie. Aš juos labai mėgstu, dėl to ir prisipirkau tų zuikučių. Ir juos galima tikrai rasti. Jie nėra tokie labai jau reti. Berniukas su dūdele. Irgi labai gražus žaisliukas.
Dar turiu mergaitę. Tokią mergaitę. Man labai patinka laputės. Aš turiu 2 laputės. Va tokias, va 2 laputės. Man jos labai labai gražios. Nusipirkčiau ir dar daugiau tokių lapučių. Jeigu kažkas turite, tikrai nupirkčiau. Man jos labai labai gražios šitas lapės. Tikrai, aš jas turiu tik tai 2. Labai gražios. Na, toksai va nykštukas. Nykštukas toksai, zuikutis va toksai. Zuikutis. Dar ežiukas rūke. Labai patinka man ežiukai rūke. Ir aš jų turiu nemažai. Man jie labai gražus tokie. Ir man labai patinka filmukas ežiukas rūke. Dėl to aš juos... Ir aplamai man ežiukai ir voverės labai patinka. Aš labai renku. Nu, toksai vat meškiukas. Na, va toksai dar ežiukas, vat juokingas. Toks vat labai gražus ežiukas. Va toksai ežiukas. Čia jie pas mane tokie 3. Nes labai jau jie man gražus, nugarėlės tokios va skirtingos. Labai gražus šitie ežiukai man. Aš juos irgi turiu. Tai va tokios gerybės šitoje dėžutėje. Štai pasižiūrėkite, kokia graži dėžė. Rinkinys eglutės žaisliukų. Irgi mes ją atidarome ir žiūrime, kasgi šitoje dėžėje slepiasi. O slepiasi irgi nemažai turto. Pasižiūrėkime. Štai tokie 2 giliukai. Man jie labai gražus. Iš retesnių žaisliukų, iš egzempliorių retesnių. Labai gražios šitos vat man. Nežinau, kaip jos vadinasi, bet tokios lėlytės. Labai jos man gražios. Na, žvaigždūnas toks mažiukas. Šiemet dėja didelis žvaigždūnas man sudužo. Labai gaila. Liko tik mažiukas toksai vat. Daktaras. Beždžionėlė. Katės namai. Žaisliukas. Pingvinas toksai vat, pingvinukas. Jėmėlė su žuvite. Su lydeka. Jėmėlė su lydeka čia. Toksai vat. Na, čia vat visai naujas, dar ir skarytė nenuplyšusi, jis visiškai puikiai išlaikytas toksai žaisliukas. Čia nastinka irgi iš šaltuko tokia. Čia tokie du tokie dėdukai va tokie vat, įdomus, tokie su barzda tokie, žinote. Nu, va tokie man jie patinka. Šitas labai senas, irgi toks veidas, dar toksai matosi labai senovinis žaisliukas. Čia ežiukai rūke, kaip ir sakau, aš labai pasinešus ant ežiukų ir man labai gražu ežiukai, tai aš jų turiu labai daug, vat, tokių visokių spalvų ežiukai. Dar va vienas ežiukas čia, toksai ežiukėlis, va toksai rožinis ežiukėlis. Tai vat, galite dar pažiūrėti šitą dėžutę mano. Na, dabar atidarysime kitą dėžę, visiškai naują. Šitie žaisliukai net nekabėjo ant eglutės, visiškai nauji. Ir aš jų nekabinsiu ant eglutės, nes jie visiškai nauji, aš juos noriu tiesiog išsaugoti kaip antikvarą. Štai etiketė, visiškai nauji pirkti. Viskas surašyta, kokie netgi yra žaisliukai. Ir galima pasižiūrėti, štai kokie žaisliukai. Ant senovinės dar tokios vatos. Sudėti žaisliukai, va tokie visiškai nauji, burbulai tokie, visiškai nauji. Štai, aš jų ir nekabinsiu, tikrai va tas namelis toks gražus, va tokie gražus, žiogas, papugėlė, citrina, pelėda, beždžionytė ir čia kažkoks irgi vynagė, man atrodo. Greičiausiai, kad vynagė. Tai vat tokie gražus žaisliukai, vat dar galite pasižiūrėti. Toks vat rinkinys žaisliukų visiškai naujų. Tokioj dėžutėj naujoj. Atidarysime dar vieną dėžę. Rinkinys naujametinių žaisliukų. Čia bus burbulai. Parodysiu, kokie gražus burbulai.
Ir man burbulai irgi labai patinka ir aš juos labai renku ir man jie labai gražus ypatingai. Pasižiūrėkite, su kokiu šerkšnu padaryti paukšteliai ant šitų burbulų, kokie jie dideli ir kaip jie gražiai atrodo ant eglės. Tiesiog fantastiški burbulai. Labai gražiai padaryti, išsaugoti puikiai, blizgus, be jokių dėmių, be nieko, visiškai nauji burbulai. Tai va, dar galite pasižiūrėti. Štai toks rinkinys burbulų. Dar viena dėžutė, P512, mergaitė su slidėmis, dėžutė labai sena, pasitrynusi. Na ir atidarom ją ir pasižiūrim, kasgi čia. O čia yra glinkiniai žaislai. Ir jie tikrai labai gražus. Štai pasižiūrėkime, kokie burbulai. Jie tokie vat, nežinau, kaip jie ten vadinasi, molio pavidalų daryti liktai. Kažkaip jie vadinasi. Bet jie labai gražus. Tokie vat, matote, tokie permatomi burbulai tokie. Labai gražus burbulai. Na, va tokie vat. Kitas tai ne iš šito rinkinio, bet irgi gražus. Tai va toksai rinkinys burbulų. Pažiūrėkit, kokio grožio dėžutė. Kalėdų senelis važiuoja su arkliais, veža vaikus ir dovanėlės. Pažiūrėkime, kasgi šitoje gražioje dėžutėje, koks rinkinys žaisliukų slepiasi. Atidarom ir pamatom grožį. Štai kokie gražūs burbulai. Na, jie va tokie. Matote, čia vat raudoni, kalėdų seneliai. Čia elniai važiuoja, veža kalėdų senelis su rogėmis, su skambučiais. Na, va tokie, vat, aš manau, kad čia yra vokiški gal žaisliukai, nors rašo rusišką dėžutę, nežinau tiksliai, bet žaisliukai vat tokie vat. Galite pasižiūrėti iš arčiau. Kita dėžutė labai sena, matote. Irgi atidarysime, pažiūrėti, kas yra. Ogi čia mes rasime irgi visokių žaisliukų. Štai burbulas su ežiuku. Kaip ir sakiau, man labai patinka ežiukai. Čia toksai dėdukas, gal čia miškinis, iš pasakos Miškinis. Čia tokia babulytė. Dar du miškiniai tokie vienodi. Čia tokia galva karininko kažkokia tai. Pelėdytė. Agurkėlis. Čia klaunas, toksai senovinis žaislas labai. Čia dar pasislėpęs toksai kalėdų senelis. Čia burbulas su voveraitė toksai. Krokodilas. Čia tokia balalaika. Mažas lėliukas toksai gražus. Ir va šitos beždžionėlės man labai patinka. Man labai jos gražios su sijonėliais, tokios labai gražios beždžionytės. Labai senovinės. Tai šitoje dėžutėje tokie žaisliukai. Kita dėžutė nėra didelė, kaip matote, irgi labai graži, puošta žaisliukais tokiais ant eglutės. Šaltos ugnelės, labai graži dėžutė. Ir atidarom ją ir pasižiūrime, kas čia. O čia burbulai tokie, su gėlytėmis. Tokie su gėlytėmis labai gražus man jie. Čia P512 toksai burbulas, su voveraitėmis. Ančiukais, namukai tokie, bet čia šerkšnas visur dėtas, šerkšnas labai gražus. Tokie vat žaisliukai. Na, šitoje dėžutėje tokie maži burbuliukai tokie. Kita dėžė, irgi tokia pati, bet čia jau kabinu tos žaisliukus, čia ne iš šito rinkinio žaislai. Irgi atsidarom ir pasižiūrime. Žaisliukai štai braški tokie. Katinas batuotas. Čia tokia matrioška tikriausiai.
Čia raudonkepuraitės. Raudonkepuraitės pas mane 3. Grybukas. Toksai liūtukas. Čia meškiukai, Mikės pūkuotukai. Čia balerinos bateliai, bet čia jau iš šiuolaikinių žaisliukų. Čia nesenovinis žaisliukas, tiesiog aš įdėjau, kad neduštų. Čia irgi tokios 2 matrioškytės. Ir toks senovinis namelis. Na, čia tokie irgi vilkeliai, tokie 2 mažiukai. Kartonažo turiu labai daug, bet čia parodysiu 2 tokie įdėti jie. Bet kartonažo turiu visą maišelį, labai daug šitų žaisliukų kartoninių. Kitoj dėžutėje pažiūrėsime, kas čia yra. Ogi čia mano visos daržovės. Taigi galim pasižiūrėti. Morkos, obuoliai, vynuogės, baklažanas, svogūnas, čia irgi vynuogė, kriaušė, dar viena kriaušė, dar vienas svogūnas, toksai va, kriaušė. Na, čia virtuvėje puošti eglutę, manau. Čia irgi vynuogės tokios, kukurūzikas, agurkėlis, vynuogė, kaštonas, citrina, morka, emuljanginė morka, agurkas, dar vienas agurkas, dar vienas agurkas ir dar vienas agurkas, žirnis, grybas, toks baravykas, obuolys, dar vienas agurkėlis, žirnis, kriaušė tokia kriaušė. Čia vatinė kriaušė, čia iš vatos padaryta kriaušė tokia. Grybukas, obuolys senovinis. Čia toksai kažkoks įdomus pakabukas. Na ir štai tokie mano žaisliukai. Daržovės ir vaisiai. Pereisim prie kitos dėžutės. Štai pereinam prie kitos dėžutės. Šitos dėžutės aš labai ilgai ieškojau. Čia yra pagaminti šitie žaisliukai Latvijoje, kiek aš žinau. Bet be galo gražus, stiklas tikrai labai įdomus, tikrai jisai labai skiriasi nuo kitos stiklų ir jie labai žiba tie žaisliukai. Atidarysime dėžutę ir pamatysime, koksai komplektas čia slepiasi. Štai kokie gražus herojai. Kareivėlis, mergaitė, čia kažkoks burtininkas gal. Na, štai tokie gražus herojai. Šitas žalias kareivėlis labai gražus. Man jie visi labai gražus. Aš nežinau, aš gailiu juos kabinti ant eglutės, nes tikrai jeigu suduštų, man jų būtų labai gaila. Labai ilgai ieškojau ir tikrai labai brangiai pirkau, radau ir nupirkau. Bet dar noriu ką parodyti. Turiu dar kitą dėžutę tokią pačią. Sekundėlę. Aš turiu tokią pačią dėžutę, tik tai čia yra ne visas komplektas. Čia yra šiek tiek, matot, kai kurių. Ne visi. Čia yra šiek tiek žaisliukų, kurių galbūt kažkas iš jūsų ieškote. Galbūt kažkam kažko trūksta iš šitų žaisliukų ir aš irgi galiu juos keisti, galiu parduoti. Jeigu kažkam trūksta iš šito komplekto žaisliukų, tai čia yra jie pas mane tokie
žaisliukai, jeigu kažkam trūksta. Na, čia 2 meškiukai ne iš šito komplekto, va tokie 2 meškiukai. Čia mergaitė tokia kažkokia, va. O visi kiti, o galbūt kažkas turit pardavime tokių žaisliukų, tai man visai trūktų tik 3 žaisliukų ir aš turėčiau 2 tokius komplektus. Ir man jau būtų negaila kabinti ant eglutės. Tai va. Dar viena tokia pati dėžutė, na, turiu 3 tokias dėžutės, bet irgi kitas komplektas, kiti žaisliukai, tik dėžutė tokia. Čia galim pasižiūrėti, va, štai tokie 3 paršiukai. Nu, pas mane jie ne 3, pas mane jie 4 paršiukai. Tokie 4 paršiukai. Auksinis gaidelis. Klaunas. Čia dar toks nykštukas. Meškutė antra. 2 tokias meškutės turiu. Dūdelė tokia, vat. Įdomi dūdelė labai. Raudonkepuraitė. Višniukas iš Čipolino. Ir beždžionėlė. Tai va, čia tokie žaisliukai mano dėžutė. Galim pereiti prie kitos dėžutės. Štai tokia vatinė snieguolytė, labai sena. Tikrai nežinau kiek jai metų, bet jinai labai sena. Truputėlį ir pabirėjusi, jau pjuvenos truputėlį. Na, štai va tokia va snieguolytė. Ji visą laiką būna po mano eglute. Dar vatinis kalėdų senelis irgi toksai. Čia dar ir etiketė yra, ir kaina parašyta, viskas čia parašyta. Toksai kalėdų senelis. Kitas kalėdų senelis toksai vatinis. Na ir pats didžiausias, tai va toksai va turiu, tokį didžiausią. Tokį kalėdų senelį. Visiškai naujas. Puikios būklės kalėdų senis. Jis būna pas mane po egle. Kitas rinkinys burbulai. Štai tokie dideli, piešti rankomis. Čia rankų darbo burbulai. Viduj tokie blizgučiai, vat. Man labai gražu tie senoviniai blizgučiai. Vata dar irgi tokia labai senovinė. Labai senoviniai burbulai. Štai va tokie. Labai dideli ir labai gražus burbulai. Na, štai va tokie jie. Labai įdomus burbulai. Irgi yra etiketė, vat. Nabor, tik tai gaila, kad aš neturiu dėžutės dangtelis. Man juos padovanojo be dangtelio. Kita dėžutė irgi tokia. Atidarysime ir pamatysime burbulus, bet jie tikrai ypatingi. Pasižiūrėkit, kokie gražus. Vieno burbulo man trūksta, bet nieko tokio, aš jį dar rasiu ir nupirksiu. Štai tokie, vat, su tokiais paveiksliukais. Čia jie netarybiniai, tikriausiai vokiški. Man atrodo, gal vokiški, bet vat, pasižiūrėkit, kokie gražus paveikslėliai. Čia ir su besmegeniais tie paveikslėliai, tie vaikučiai. Ir čia vat, tokie vat, labai gražus burbulai. Man jie labai patinka šitie burbulai. Labai ypatingai gražus, man jie tikrai labai. Na, čia toksai žalias su 3 eglutėm. Tai va, toksai va rinkinys burbulų. Na, picos dėžutė labai puiku susikrauti žaisliukus. Jie tikrai labai patogiai susideda į picos dėžutės ir pabandžiau susikrauti. Štai susikroviau. Šitoje dėžutėje yra tik pelėdos ir konkorėžiai. Štai pelėdytės mano. Tokia pelėdytė. Štai tokios pelėdos. 2. Čia konkorėžių daug. Tokia pelėda. Tokia pelėda. Čia toksai berniukas kažkoks, va tokia pelėdytė dar. Riešutai 3. Geltona, žalia, raudona, va tokie lietuviški riešutai. Čia konkorėžiai, varvekliai, tokie senoviniai žaisliukai. Na, dabar atidarome šitą dėžutę ir rasime čia laikrodukus. Štai berniukas toksai, lėliukė. Ir mano laikrodukai. Va tokie laikrodukai. Štai tokie laikrodukai. Pas mane jų nedaug, bet man jie labai patinka. Be 5-12. Va tokie laikrodukai. Maža dėžutė. Irgi pasižiūrėkime, kas čia yra. Taigi, viršūnėlė.
va tokia graži. Ir maži burbuliukai, su šerkšnu padaryti. Šerkšnu tokie va žaisliukai. Jų va visas komplektas toks va. Galit pasižiūrėti. Toks va rinkinys burbuliukų. Na, dabar atidarysime dar vieną dėžutę ir pasižiūrėsime, kas čia. O čiagi mano vazelis. Štai tokia vazelė. Štai tokia vazelė. Tokia geltona vazytė. Ir du arbatinukai. Štai pasižiūrėkite, kaip gražiai padaryti jie. Aišku, labai plonas stiklas, aš bijau jų net ir liesti, kad jie nenutrupėtų. Nes labai jie trapus. Bet labai man jie patinka. Tos vazelės irgi susidėję tokios. Vazelės labai gražios. Kitoje dėžutėje pažiūrėkime, kas čia yra. Na, o čia visokie yra šviesoforai burbulai. Na, štai tokie, man jie labai gražus, labai patinka tokie šviesoforai. Štai tokie gražus burbulai. Tikrai be galo gražiai atrodo jie ant eglių. Ir labai gražus šviesoforai burbulai. Tai čia va toksai va rinkinys. Šitoje dėžutėje. Na, čia mano giliukai. Žiūrėkite, kiek aš jų daug turiu. Ir man jie labai patinka. Dėl to aš jų tiek daug ir prisipirkusi. Nosytė, akytės, labai gražios apšerkšnyje barzdos. Man labai gražus šitie giliukai. Aš jų tikrai prisipirkus nemažai. Jie labai gražiai įspūdingai atrodo ant eglės. Štai visokių spalvų yra. Mėlyni, žali, rožiniai. Na, čia mano giliukai. Man jie labai patinka. Dėl to aš jų tiek daug ir nusipirkus. Tai vad galit pasižiūrėti, kokių spalvų yra šitie giliukai, tokių atspalvių gražių. Na, čia lemputės, kurios irgi noriu parodyti. Čia chruščiovinės lemputės, labai senos, nežinau, net kelintų metų, 50 gal. Labai gražus žibintai, tokie vat, labai gražiai šviečia. Ir labai sunku jau juos rasti, bet kažkada labai seniai aš juos nupirkau. Ir jie puikiai šviečia ir puikiai man tarnauja ant eglutės. Auksinis prožektorius. Pasižiūrėkime, kokia čia girlianda. Štai kokia čia girlianda, irgi labai gražiai šviečia. Šitie prožektoriukai labai gražiai šviečia ant eglutės, irgi puošia mano eglę. Irgi pirkau ir labai ilgai ieškojau jų, man jie labai gražus. Galite pažiūrėti dar dėžutę, Zolotoj fanarik. Labai gražus. Kita dėžutė, kurią dabar atidarysiu, čia bus vien žvėreliai. Taigi atidarome ir žiūrime. Štai tokie žaisliukai. Meškutės. Laputės. Lapučių daug visokių spalvų. Matote, va čia tų lapučių labai daug. Visokių meškutės. Visokios meškutės. Čia snieguolytės, va tokios irgi, pas mane čia jų daug, snieguolyčių yra, visokių spalvų, čia, na, tik tai geltonos ir rožinės čia. Kalėdų seneliukai tokie senoviniai, va irgi, nykštukai tokie gražus, va. Dar vienas kalėdų senelis, toks man jie labai kažkokie gražus. Grinai mano vaikystės 80-ųjų metų, tai jau jie tikrai mano vaikystės yra. Šitie žaisliukai kabėdavo, kai buvau vaikas. Tai aš juos labai mėgau ir šitas snieguolės, man jos labai primena mano vaikystę. Na štai dar toksai vat žaisliukas. Konkorėžiai. Konkorėžių rinkinys. Štai visiškai nauji konkorėžiai. Įvairiausių spalvų. Labai gražus, nekabėja nei karto ant eglutės. Aš jų ir nekabinu, nes tiesiog dar jie tegu guli. Nes labai daug žaisliukų, jau nebėra ir kur kabinti jų. Tiesiog pas mane jie guli ir juokiasi. Kiti konkorėžiai irgi senoviniai. Parodysiu tokius labai gražius konkorėžius. Su senoviniu blizgučiu, tokie senoviniai blizgučiai. Na štai va tokie konkorėžiai, va tokie. Jie pasikabina. Ir man jie labai gražus, aš juos irgi pirkau. Kažkur radau, neprisimenu, labai seniai pirkau. Bet labai man jie patinka.
Na, šitoje dėžutėje yra visko daug, kažko tai, nežinau, dabar pabandysiu parodyti, ką aš čia turiu šitoje dėžutėje. Nežinau, prie ko juos priskirčiau tuos žaisliukus, bet pabandysiu aš jums parodyti. Štai tokia vazelė, voveraitė, kriaušė vatinė, dar viena voveraitė. Čia toksai va žaisliukas, prisegtukas, kosmonautas toksai. Man šitas laikrodukas labai patinka. Toksai laikrodukas. Kiek dabar sužinojau, tai čia yra telefonas. Nors niekada nepasakyčiau, visą laiką galvojau, kad čia namelis, bet pasirodo, čia yra telefonas. Čia toksai nykštukas ar seneliukas. Štai toksai seneliukas. Tokie varpeliai. Štai toksai dar žaislas. Šviesoforas. Čia toksai konkorėžis gal. Kosmonautas. Dirižablis. Du konkorėžiai. Tokie labai senoviniai. Ir parodysiu daktarą Aiskaudą tokį rinkinį, aš jį pirkau, štai plastikiniai tokie maišelyje buvo rinkinys daktaras Aiskauda ant eglutės. Štai tokie vat ryklys, begemotas, daktaras, vilkas, beždžionytė ir drambliukas. Tai čia tokie burbulai, irgi pristatysiu gražius burbulus, va tokie, va, pasižiūrėkit, kokie jie gražus. Man jie labai patinka. Tokius aš irgi kažkada pirkau, bet man jie labai labai gražiai atrodo. Ir žalias toksai, va, irgi tokie burbulai. Na, kiti burbulai, va, tokie. Su avinėliais. Čia jie visi vienodi. Tokių visokių spalvų. Aš juos pirkau labai pigiai pas vieną močiutę. Nupirkau, jinai man juos visus pardavė su Marija. Štai va tokie gražus, su angeliukais, labai gražus burbulai. Na, čia tokie va 3 burbulai iš serijos Na palauk, čia va vilkas vejasi zuikį. Bet šitie burbulai man labai labai patiko. Man jie tokie labai su angelais, va tokie gražus. Marija su Jėzum. Visa dėžė štai tokių burbulų. Na štai, o čia senoviniai blizgučiai, kurių beveik jau niekur neįmanoma rasti. Iš tikrųjų, aš juos labai sunkiai radau ir pirkau seniai eglutės žaisliukai Facebook'e pas vieną moterį. Ir labai džiaugiuosi, nes tikrai jie labai gražus. Pasižiūrėkit, kokie jie gražus. Jie labai labai blizga ant eglutės. Ir tokių senovinių jau labai sunku rasti blizgučių. Na štai dėžė. Čia joje visko yra. Parodysiu, kas dar yra šitoje dėžėje. Štai tokie konfeti senoviniai. Jie dar visiškai nauji. Na, man gaila juos atplėšti ir kažkur naudoti. Tiesiog jie stovi pas mane po eglutę. 3 kaukės. Meškiuko, paršiuko, viščiuko kaukė, begemotas, štai tokia viršūnėlė, grybas, štai toksai didelis varpas, labai didelis varpas, čia tokia lempa, čia toksai varveklis. Čia irgi toksai didelis kabantis žaislas. Varpas tikriausiai. 2 laikrodžiai. Tokie dideli. 2 varvekliai tokie irgi gražus. Na, čia Brėmeno muzikantai iš filmuko toksai žaisliukas.
Dar yra tokie konkorėžiai. Konkorėžiai tokie. Čia galiu parodyti putoplastiniai žaisliukai, bet jų yra labai daug tokių vat putoplastinių žaisliukų. Zuikutis, senis, kiškutis, snieguolė, krokodilas Gena, pingvinas, meškiukas, besmegenis, dar vienas besmegenis. Na, vat štai tokie čia putoplastiniai žaisliukai. Ir visa dėžė pelėdų. Štai tokių pelėdų. Jos čia pas mane guli taip pat. Tiesiog tos pelėdas. Dar viena dėžė žaisliukų. Čia bus 80-ųjų beveik šitie žaisliukai. Jau nebus tokie senoviniai labai. Bet pristatysiu juos, tikrai visus parodysiu. Štai tokia viršūnėlė. Eskimas toksai. Grybukas. Dar vienas grybukas. Šunelis. Mergaitė. Kažkoks berniukas su gitara. Čia šitas labai gražus žaisliukas, nežinau, kas čia toks. Liūtukas. Čipolinas. Mikė pūkuotukas. Laputė. Mergaitė. Meškiukas. Voveraitė. Liūtukas. Čia irgi voverytė. Čia aladinai. Pelėda. Papūga tai yra. Nameliai. Tokie. Begemotas. Voverytė. Matrioška. Papūga. Čia toksai paukštelis prisisegantis. Jūrų arkliukas. Toksai gaisrininkas. Voveraitė. Grybukas. Namelis. Vazelė. Vynuogė. Šuniukas. Liūtukas. Besmegenis. Konkorėžis. Laputė. Vištelė. Gaidelis. Žuvytė. Dar viena žuvytė. Namelis. Dar vienas namelis. Mergaitė. Dar vadinu. Meškiukas. Mergaitė. Pelėda. Papūga. Ir žuvytė tokia mažytė. Dar triušiukas. Viskas. Šita dėžė pilna mano burbulų. Aš labai mėgstu irgi burbulus. Na, visų aš jums jų nerodysiu, bet iš viršaus galite pasižiūrėti, kiek čia tokių visokių viršūnėlė tokie, vat. Kokie burbulai įvairūs. Na, štai tokie visokie žaisliukai. Čia tokie stikliarusai, raketa. Na, tokie visokie vat senoviniai burbulai. Man jie labai gražus ir aš mėgstu puošti ir burbulais eglutę su tokiais vat gražiais visokiais. Pilna dėžė burbulų. Viršūnėlę atidarysime, pažiūrėsime kokia viršūnėlė. Štai tokia. Čia galas atrodo raketa. Na, tokia vat viršūnėlė. Dar viena dėžė burbulų, štai tokių didelių. Pasižiūrėkit, kokie gražus.
su kokiais išraižymais. Irgi labai senoviniai gražūs burbulai tokie. Čia su arkliukais kažkokiais tai vat. Na, tokie vat burbulai. Vat štai tokie gražūs burbulai. Na, dar viena dėžė mano burbulų. Irgi po vieną nerodysiu, nes jie beveik čia visi vienodi. Toksai šviesoforas su ežiukais burbulai. Man labai patinka ežiai. Ir štai vat tokie vat gražūs burbulai su tokiais ornamentais. Vat tokie vat burbulai. Na, čia vienas iš tokių vat įdomesnių, vat toksai burbulas. Galiu parodyti. Na, dar toksai su ežiuku. Irgi tokie vat burbulai. Na, dar noriu parodyti savo spragtuką rankų darbo. Aš neįsivaizduoju švenčių be spragtuko. Man spragtukas tai čia yra kažkas labai gražaus. Štai iš papier-mâché padarytas spragtukas. O čia yra pelių karalius. Pelių karalius. Štai toksai su auksiniu riešutu. Pelių karalius ir spragtukas mano. Man labai patinka spragtukas. Dar aš jums parodysiu iš pasakos naujametinė pasaka Miškinė. Pas mane jis čia stovi ir vasarą, ir žiemą. Irgi jį padariau kartu su mergaitė. Jie pas mane čia ir gyvena. O čia spragtuko namelis. Štai pasižiūrėkite. Spragtuko namelis irgi visas padarytas mano rankomis. Liustrai. Vėliavėlės. Eglutė. Balerina. Spragtukas. Pelės. Štai visas toks namelis. Jisai groja, eglutė dega ir man nuotaiką sukelia. Taip pat aš baigiau savo reportažą. Viską parodžiau, ką turėjau. Tikiuosi, daugiau jau nebekaupsiu, nes ir taip jau per daug visko turiu. Labai būtų smagu, kad ir jūs pasirodytumėt savo kolekcijas. Ačiū, kad žiūrėjote. Linkiu sveikatos. Ir iki susitikimo. Viso visiems. Iki.